Sveiki, esu Barbora, esu iš Moody's, kur šioje įmonėje esu Financial Data Associate arba išvertus į lietuvių kalbą esu finansinių duomenų jaunesnioji specialistė. Pagrindinė mano darbo funkcija yra efektyviai valdyti finansinius duomenis, naudojantis įvairiais globaliais procesais bei vidinėmis įmonės sistemomis. Tai yra ir duomenų priežiūra, jų kokybės užtikrinimas bei nuolatinis duomenų atnaujinimas. Ir visą tam mes naudojam jau sukurtus procesus, kuriuos nuolatos siekiame tobulinti ir efektyvinti. Tai yra didžiulis kiekis informacijos, su kuria mes dirbame, įvairūs dokumentai, todėl labai sunku galbūt išskirti kažkokius konkrečius pavyzdžius, bet pagrindinis tikslas yra komunikuojant su komandos nariais tiek Lietuvoje, tiek iš užsienio ofisų, surinkti informaciją, finansinius duomenis, struktūriniai finansai, investicijos ir juos patalpinti mūsų sistemose, kuriuos vėliau mato investuotojai ir vidiniai, tiek išoriniai klientai. Tai pavyzdžiui, aš dirbu su struktūriniais finansais. Tai būtų toks tikslesnis galbūt pasakymas, būtent kokia mano atsakomybė šiame darbe. Tikrai yra daug politikų, daug procesų, kuriuos turim atidžiai labai sekti, turim būti labai atidus detalėms, kadangi finansiniai duomenys tai yra labai jautrus duomenys. Ir reikia labai didelio tikslumo tiek komunikacijoje, tiek būtent dirbant su tais duomenimis. Ir konfidencialumas mes turim užtikrinti kuo aukščiausią lygį. Iš tikrųjų, darbas yra gana intensyvus, kadangi per dieną gauname labai daug skirtingų užduočių, kurios nėra monotoniškos. Turime taip gal dalį darbų, kurie yra pagrindžiami tokiu vienodu, galbūt vienodais procesais, kuriuos mes turime sekti. Tačiau, kaip ir minėjau, kiekviena diena atneša vis naujų iššūkių, su kuriais turime susidoroti ir būtent todėl reikalingi labai geri komunikacijos įgūdžiai. Tai tiek dirbant komandoje, kaip ir minėjau, dirbant su Lietuvos komandos nariais, dirbant, komunikuojant su komandų nariais iš užsienio. Manyčiau, kad tai yra gana plati sfera žmogui studijuoti, tikrai nėra susiaurinta ar kažkaip kitaip limituota, tačiau manyčiau, kad ekonomika, finansai, šios sritys yra vienos svarbiausių ir tikrai norima būtent tokius studentus pasikviesti. Manau, jog moksleiviam, kurie nori gilinti žinias ir tapti šios komandos nariu, tikrai vertėtų domėtis finansiniu pasauliu, domėtis investiciniais produktais, struktūriniais produktais, investicijomis, taip pat domėtis asmeniniais finansais. Manau, jog verta pasigilinti į finansinių įmonių ar reitingų agentūrų kaip Moody's veiklas ir tai būtų ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio kontekste. O iš tų žmogiškųjų savybių, kurios yra labai svarbios, tai yra visų pirma gebėjimas dirbti komandoje, tai eina komunikacija, sklandi komunikacija tiek virtualiai, tiek gyvai, tiek raštu, kadangi turime labai daug komunikacijos raštu. Taip, tai turim daug komandinio darbo ir jeigu gaunam skirtingas užduotis, kurias turime išspręsti, tai būtent efektyvi komunikacija užtikrina, kad mes kuo efektyviau išpildome tas užduotis.